Verslas. Labą dieną. Labą dieną. Skambinu dėl tų viščiukų, kur išgelbėjot. Taip, Ar klausau. jau surado jie namus? Ne, dar nesurado. Galėtumėm priglausti 2. O kur jūs kokiam sąlygom norit laikyti jos? Mes čia turim sodą pavilny. Galėtumėm priglausti porą tų viščiukų, lai laksto. Tai prasme, jūs turite jau broilerių? Ne, mes niekada jų neturėjom. Aha, o ta prasme, jūs kam jas augintumėt? Taip savo. Taip savo. O jūs patys vegetarai ar ne? Taip, jau daugel metų. Aha. O, Žodžiu. Aha, klausau. o aš norėjau paklausti, o kaip jūs juos išgelbėjot? Čia ne mes išgelbėjom ten žmonės, ne. Aha. Tai aš ten detalių nežinau. Tiesiog prašė padėti, čia priglaus, mes visų negalim tikrai šiuo metu priglausti, todėl, pasiūlėm skelbimą įdėti, tai va. Ir tarpininkaujam dabar. O jūs, ta prasme, kur jos, kaip ten laikytumėt? Laukia paleisti. O žiemą? Tai jie susiras šiltą kokį kampą mūsų sodyboje, manau. Mes už tai, kad jie gyventų laisvėje. Matot, ta prasme, laisvė jo, bet yra kitas dalykas, broileriai, jie tikrai genetiškai modifikuoti yra gyvūnai. O jie neužkrės mūsų? Jūsų? Nuo ko? Genetiškai modifikuotais. Vėžių gal. Nejuokaukit gal. Aš nežinau, matot, mes labai naturalistiškai gyvenam, mūsų net namas yra iš molio padarytas, iš šiaudų, mes pastatėm tokią ekologišką sodybą. Tiesą pasakius, mes nelabai domėjomės viščiukais, nes, kaip pasakyt, mes jų nevalgome. Mes daugiau valgom tik tai žoleles, turim susidžiovinę kiaulpienių labai didelį kiekį. Taip. Tai va. Ir mes, tokį vegetarišką, labai veganišką gyvenimą vedam. Ir net nesusimaščiau tiesą. Tai tas genetiškai modifikuotas visai nėra užkrečiamas. Ne, jūs čia juokaujat ar nejuokaujat, nes dabar nesuprantu. Man pačiam labai kažkaip dabar už tą savo neišmanimą pasidarė kaip ir gėda. Ne, tai, nes jeigu nejuokaujat, tai negėda, bet jeigu juokaujat, tai aišku, kad neužkrečiama. Tai ačiū Dievui. Ką? Sakau, ačiū Dievui, Budai. Ta prasme, tik, tas naturalistiškumas, tai vis tiek gyvūnai reikia tinkamos priežiūros, ten negalima palikti jų žiemą gyventi kaip nori, ta prasme, jeigu karšta, reikia viduje jos laikyti, jeigu labai karšta, jeigu šalta, irgi reikia, nuo dienos priklauso, kad ne taip, kad paleidži ir gyvena kaip nori, vis tiek tai yra naminis gyvūnas, tai, Nes mes ir šunį turėjom, irgi sakom, kad jam laisvė, tai vienas pabėgo, antras pabėgo. O tai pas jūs aptverta teritorija šiaip yra? Ne, kam tvertis, tvoros, tai daro konfliktus, tiltai daro draugystę. O kaip jūs taip broilerius apsaugosit, kad neužpultų lapės kokios ar vanagai? Čia gerą jūs klausimą užduojate. Ar gal pas mus nebus tų lapių, aš pagalvojau. Niekas nemačiau lapių. Tai aišku, kad bus. Kaip? Jeigu sodybai gyvena, tai aišku, kad bus. Ir vanagų turbūt bus, ar ne? Jūs ten gyvenat, aš tai jums gerai žinot. Niekad manęs nebuvo užpuolęs nei vanagas, nei lapė, tai aš tiesiog pagalvojau, gal padarysiu gerą darbą dėl to viščiukų.